Bežais tikrai Danielius Baslykas ir Andrew Andrewsas dabar patyręs traumą, taip pat nežais šiose rungtynėse. Taip, rimti nuostoliai, Vulsų penketukas, Kavanas, Tayloras, Kulboka, Marcinkevičius ir Blaževičius. Mantas Šernius trikiuoja tokį penketuką, Childressas, Brinktonas. Wow! Pirmieji Justino Marcinkevičiaus taškai yra dėjimas, triuškinantis dėjimas į Jonavos bet krepšį. Iš tiesų labai panašus derinys, kuris atrakino Wolves Twinsbet puolimą ir prieš mėnesį čia Jonavoje. Nieko savo epizodas iškart dvikovos pradžioje. Netaiklus Jonaviškio atsakas ir gali padvigubinti arba netgi dar labiau praplėsti savo persvarą Vilniaus Wolves Twinsbet krepšininkai. Kamuolys lekia už aikštės ribų, ataką galės tęsti Vilkai. 11 sekundžių jie turės užpulti. Kulboka, Kavanas. Nusimestas kamuolys į kampą, Jeffrey Tayloras. Visiškai laisvas, išsimeta kamuolį. Puolėjas nepataiko, tačiau dar vieną progą turi Vilniaus komanda. Kulboka. Gražus jo judesys ir Arnoldo Kulbokos retas metimas ne iš 3 taškų zonos, tačiau tas metimas netaiklus, Jonaviškiai apsigina ir dabar jau Brandonas Childressas 6 rungtynes tik tai sužaidęs kol kas krepšininkas BCAP LKL lygoje, pradeda Jonavos ataką, o ją užbaigti bando Simas Jarumbauskas ir firminiu Simo Jarumbausko stiliumi įsiveržia per jėgą į baudos aikštelę, pakartoja metimą ir taškai krepšyje. Gali ir prisėsti dabar Jonavos aistruoliai. Po pirmųjų taškų tokia tradicija čia Jonavos arenoje. Kavanas. Ekstra šansas, dar vienas, Marekas Blaževičius. Tų atkovotų kamuolių iš tiesų šiandien matom jau labai nemažai. Beveik kiekvienoje atakoje, kuri turėjo pramestą metimą, buvo ir atkovotas kamuolys, išskyrus Jonavos pačioj pirmoji. Venskus. Skersas perdavimas Blizniukui. Childressas iš 3 taškų zonos yra. Taiklus Brandono Childresso metimas, labai optimistiškai nuteikia jo startas po 16,5 taškų. Renka Brandonas Childressas ir nusiteikęs nemažinti šių apsukų. Kavanas. Išvykus Briunkiai tapo naudingiausių lygos krepšininkų, 20 naudingumo balų per rungtynes, provokuoja pražangą Childressas. Matėm praėjusiose rungtynėse, Mantas Šernius netgi po jų sakė, kad labai komiškai atrodo tos Anthony Kavano provokuojamos pražangos, kuomet viduryje aikštės prasižengiama ir jis meta į krepšį ir yra peržiūra ir yra paskiriami 3 baudų metimai. Dabar Brandonas Childressas galvoja, kodėl mes negalim taip užpulti. Jarumbausko dar vienas metimas, Simas Jarumbauskas 5 taškus pelno ir labai priartėja prie savo 6,5 per rungtynės pelnomų taškų vidurkio. Veiksmas kelias į kitą aikštės pusę. Kokia gynyba Simo Jarumbausko arsenale, iš tiesų susidūrė ten su Mareku Blaževičium. Atrodė, kad jau darys taškus vidurio puolėjas ir Jarumbauskas ištraukė kėdę. Blaževičius praranda pusiausvyrą ir Jarumbausko puikus epizodas gynyboje. Iš tiesų, kas 7 ataka Jarumbauskui būnant aikštėje baigėsi jo apsiginimu. Ar tai perimtų kamuolių, ar blokuotų metimų, ar pramestų jo ginamo varžovo metimų. Vienas geriausių krepšininkų pagal šį rodiklį lygoje yra Simas Jarumbauskas. Šeimininkai turi +4. Childressas. Liko Tayloras, sudėtingas metimas, Jarumbauskas, vienas po krepšiu, papildomas šansas išnaudotas su kaupu. 7 iš 10 Jonavos taškų yra Simo Jarumbausko pelnyti, tikrai nebuvo galima tikėtis tokio rungtynių starto. Kulboka. Turi progą mesti, kodėlgi ne. Čia jau jo stichija, 44% taiklumas, kaip ir sakiau prieš tai, 68% jo metimų yra iš tolimos distancijos ir pasiteisina šis lietuvio sprendimas. Blaževičius išlieja apmaudą po praeitos nesėkmės puolime, bet Simas Jarumbauskas vėl. Antras šansas ir taškai 10 Simo Jarumbausko taškų, atsiprašau 9. Eriose rungtynėse su Vilkais Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje ir 16 buvo surinkęs Jarumbauskas. Aidi teisėjo Švilpukas. Pražanga fiksuojama, Jarumbauskas kelia ranką aukštyn.
pirmoji asmeninė pražanga, tuo pačiu ir pirmoji komandinė Jonavai. 2 kartus taisyklės pažeidė Vilniaus Wolves Twinsbet, kurių kovo 4 dieną laukia svarbiausios sezono rungtynės Europos taurėje prieš Klužo Napoką, kur rungtyniauja Gediminas Orelikas. Taip, ir eiti į tas rungtynes po 3 pralaimėjimų paeiliui, tikrai būtų labai sunku. Tayloras iš toli siekia sumažinti varžovų pranašumą. Tas planas nepavyksta ir Jonavos Bet atsikovoja kamuolį. Dabar jau Bogdanui Blizniukui jį duoda. Jarumbauskas vėl po krepšiu. Prieš kur kas aukštesnė Blaževičių nepabūksta jo, bet pasirodo gali ir nepataikyti Jarumbauskas šiandien. Laiko. Tu pats paminėjai pagrindinį įspūdį, tai telpa į 2 žodžius Simas Jarumbauskas, 9 jo taškai bet nemažiau nustebino iš tiesų Magro sprendimas Justiną Marcinkevičių išleisti į starto 5. Jis atsidarė rungtynes dėjimu, kupinas energijos ir džiaugsmo yra Justinas Marcinkevičius. Dabar taip pat ta kova dėl kamuolių puolime. Abi komandos labai lipa ant krepšio, jeigu taip galima išsireikšti, bando atkovoti kiekvieną kamuolį ir dabar matome, jog tas noras baigėsi ir Bogdano Blizniuko nesportinė pražanga. Noras neleisti atsikovoti kamuolio puolime. Tayloras slysteli. Antras sykį jau šioje vietoje, kas žiūri rungtynės tik nuo dabar, paslysta Wolves Twinsbet krepšininkas, tad neabejotinai bus kviečiamas žmogus su šluoste. DJ Briutonas, 3 taškai. Atsidaro jis šiose rungtynėse. Kavonas. Matysime daug šių 2 žaidėjų akistatų ir Kevono puikus perdavimas Taylorui. Antras sykį visiškai laisvas pameta Jeffrey Tayloras. Jarumbauskas. Childrasas, taiklus jo metimas ir 2 legionierių tritaškai, labai gerą situaciją sukūrė Jonavos Bet klubui. Jonava pataikė 4 tolimus metimus iš 4 ir... Svarbios rungtynės emociškai Vilniaus Wolves Twinsbet, ir taip jas pradėti, slystant baudos aikštelėje, praleidžiant tritaškius, suteikiant antruosius šansus varžovams. Sunku pasakyti, ką labai gerai darytų Vilniaus Wolves Twinsbet komanda. Tayloro pagaliau metimas, minkštas metimas įkrenta į krepšį, nors jau labai nenorėjo Jonavos Bet arenos lankas, kad tas kamuolys į jo skylę įkristų. Migelis Kirvesas pakeltas nuo atsarginių suolo, buvo kviečiamas jis ir į Estijos rinktinę FIBA lango metu, žaidė ir Klaipėdoje Mindaugo Kuzminsko karjeros rinktinėje uždarimo dvikova. Buvo ten ir Mantas Černius. O taip, kaip asistentas Rimo Kurtinaičio, ištiksi 24 atakai skirto laiko sekundės, užsižaidė su kamuoliu šeimininkai. Įprastai po 2 šansus kiekvienos atakos metu gavę šeimininkai dabar nesusikūrė ne vieno, o dabar turim dar gerokai atsigriebti jam, kad surinktų savo įprastą vidurkį. Tačiau kažkaip abejonių, kad tai padarys, didelių neturiu. Vis dėlto anksčiau ar vėliau Kevonas savo klasę parodo, dabar Vitalijus Zotovas aikštėje, intensyvi jo gynyba prieš Kevoną. Tayloras, metimas atšokus. Gerisono Brukso atkovotas kamuolys puolime ir dėl ko Alessandro Magro ir myli šį krepšininką, kad geba užsiimti poziciją ir tikrai daug kamuolių puolime atkovoja. 14% įmanomų kamuolių sugriebė po varžovų krepšiu Gerisonas Bruksas. Childrasas. Kreižmantas. Dar viena ataka nesiklijuoja visiškai Jonavos Bet ir nepavyksta kamuolio gynyboje atsikovoti su 2 aukšto ūgiais žaidžiančiam Wolves Twinsbet 5-etui. Jau 4 kamuolius puolime nusijėmė Jonava, Blizniukas, Kreižmantas iš kampo. Nepavyksta pataikyti Žemaičiui. Jau norėjau tave taisyti, kad Žemaitaitis žaidžia tai Wolves Twinsbet komandoje. Žemaitaitis, žinok, tikrai niekur nežaidžia, Kristupas.
Atsiprašau. Mažiau nei 3 minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Triukšmauja Vilkų aistruoliai, jie puikiai girdimi Jonavos arenoje. Aišku, triukšmo lygį kelia ir vietiniai sirgaliai. Po praėjusių rungtynių iš tiesų 15 kokių gerų minučių iš vieno tribūnos galo į kitą aikštės galą skriejo visokios apsižodžiavimo replikos. Harrisonas Bruksas. Dar vienas atkovotas kamuolys, dar vienas dėjimas, veiksmo šiandien tikrai netrūksta. Zotovas. Kaip ir Blizniukas keliavo į Ukrainos rinktinę FIBA lango metu. Ir Vesas prieš Taylorą. Matom, gerokai sunkiau yra atakuoti Jonavos bet komandai po pirmosios Wolfsbet pertraukėlės. Miniotas gražiai žengia į baudos aikštelę, dėja taškų pelnyti jam nepavyksta. Buvo užsiminęs apie vilniečių traumas Jonavoje, jų taip pat yra. Aurimas Majauskas kontrolinių rungtynių metu Latvijoje patyrė traumą, iškrito maždaug 3 mėnesiams, tad greičiausiai jo sezonas net jau yra baigtas. Kaip apmaudu, vežėsi komandą tam, kad palaikytų fizinę formą pertraukos metu ir tų visiškai bereikšmių rungtynių metu žaidėjas patiria traumą. Pražanga. Nori nesportinės pražangos net keli Jonavos bet krepšininkai. Ir Kristupas Žemaitis žengia į aikštelę, Jeffrey Taylorą keičia jis. Daugiausia aikštelėje laiko praleidžiantis Wolfsbet lietuvis, daugiausia turbūt aikštelėje laiko už Wolves ekipą praleidęs iš vis krepšininkas, žaidžiant nuo pat klubo įsikūrimo. Solidus Kristupas Žemaitis buvo prieš kaimynus estus, 8.16 naudingumo balų. Su lenkais sekėsi netaip sėkmingai, 3 taškus viso surinko Žemaitis. Labai smagu, nes po paskutinių Europos taurės rungtynių Žemaitis sakė, kad dar nesulaukė skambučio iš Rimo Kurtinaičio, o galiausiai jo sulaukė ir žaidė ten ir žaidė gerai. Jonavosi, bet tuo metu pelno pagaliau taškus, išjudina šiek tiek aplėtėjusi puolimą. Galanas. Kreišmontas prie jo. Harrisonas Bruksas Kristupui Žemaičiui. Jau reikia sprendimų. Ir labai gera pražanga turėjo ten gynybinį neatitikimą Harrisonas Bruksas, nors laiko buvo likę nedaug, tačiau priėmė tokį saugesnį variantą. Na taip, juolab tai 4. komandinė pražanga, o tai reiškia, kad baudų nebus. Turmanas prašo kamulio, jie gauna, iš karto išmeta ir planas idealiai pavyko, išskyrus, kad nepavyko Turmanui pataikyti. Vėl prašo kamulio Šonas Turmanas. Bruksas. Ir Simas Jarumbauskas vėl. Antras sykis šiame kėlinyje ištraukė kėdę prieš aukštesniam varžovui. Ta padarė Marekui Blaževičiui, dabar tą padaro dar efektingiau Harrisonui Bruksui ir triumfuodamas žengia prie savo pagrindinio oponento Šono Turmano. 3 sekundės 30-osios iki atakai skirto laiko pabaigos. Kristupas Žemaitis iš toli. Per trumpas metimas. Jokių papildomų šansų. Ilgas perdavimas per visą aikštę. Kirvis. Atodusis tribūnose, bet pats kamuolį nusiėmė vėliau Estas ir tuos taškus galiausiai susirenka. Kiek tokių atakų buvo, kad būtent pats žaidėjas prametęs metimą atsikovotų kamuolį, ypač po Wolfsbet krepšiu. Jau dabar antraisiais šansais Jonava surinko 8 taškus. Ir puiku, aišku, kad Kirvesas prametęs tą pakankamai gerą metimą neprarado atkaklumo. Nepavyko Žemaičiui tritašką pataikyti, dabar jau galės nuo baudų metimo linijos bandyti tą padaryti, nors šiaip iš 3 taškų zonos Žemaitis atakuoja fantastiškai, 44% ir 40 taiklumas, toks pat kaip ir Arnoldo Kulbokos. Apie tokius procentus
varžovams visiems išskyrus vieną tik pasvajoti. Na, žinai, tas procentas buvo netgi dar geresnis, bet sausį vasarį Žemaitis tik 3 tritaškius iš 13. Tas sumetė, tas procentas gerokai nukrito, kad ir kaip keistai beskamba, dabar esantis 44 iš ties. Ir dabar prametė ir baudos metimą, ir vieną dvitaškį. Tad jau iš visur prametė Kristupas Žemaitis, dabar jau galės pataikyti kitoje atakoje. Briutonas. Jokios skubos. Briutonas 1 prieš 1, daug klaidinančių judesių, metimas iš toli yra TJ Briutonas. Pataikė iš panašios vietos prieš tai šiame ketvirtyje, taip baigėsi pirmasis kėlinys. 2 Briutono tritaškiai ir dar atrodo begalybė Jonavos Cibet metimų, buvo šiek tiek sustabdytas Jonavos Cibet puolimas, tačiau labai greitai paskui jau šiek tiek užleido. Timas Jarumbauskas neria po krepšių, prasuka kamuolį 2 taškai, plius 12 Jonavos Cibet. Pirmajame kėlinyje pirmieji jo taškai, sakiau, labai Jarumbauskiški, čia buvo visiškai kita plastika, daug technikos ir Simas Jarumbauskas ir kamuolį gynyboje atsikovojo. Rekordinis Jonavos Cibet pranašumas, 12 taškų, Dokobit pristato šį susitikimą Jonavoje. Ir Vesas. Regimantas Miniotas jau net žiūri, kad tik Jarumbauskas nepabėgtų nuo jo. Nors tarsi tai turėtų būti tas krepšininkas, nuo kurio tu galėtum gal kažkiek ir atsitraukti, bandydamas stabdyti gynėjų prasiveržimus, tačiau Jarumbausko faktorius labai verčia keisti taip, kaip Wolfswings bet ginasi šiandien. Bruksas. Toli nuo krepšio. Na ir grius Bruksas. Va, matei, bandė ištraukti dar sykį kėdę, Bruksas to tikėjosi ir dabar jau pelno lengvus taškus amerikietis. Kirvesui tenka persivaryti kamuolį į kitą aikštės pusę. Jarumbauskas. Perdavimas į kampą Kreišmontui. Kirvesas. Sudėtingas bandymas, taškų nėra. Viena iš ramesnių Jonavos Cibet atakų. Bogdanas Blizniukas bus keliamas nuo atsarginių suolo. Kariniauskas. Žemaitis. Vėl Garisonas Bruksas. Dabar jau prieš Kirvesą. Panašus jo puskablis ir taškus pelno Garisonas Bruksas. Iš tiesų, kalbėjom daug apie Simą Jarumbauską. Na, Garisonas Bruksas jau irgi pelno 8-ąjį savo tašką. Dar klaida. Pasibaigė Jonavos Cibet ataka, mušasi į krūtinę Dominikas Briutonas. Zotovas, Kreišmontas ant suolo. Na, labai į puolimą orientuotas keitimas. Beje, dabar Wolfswings bet penketuke nėra nei vieno krepšininko, kuris dvikovą pradėjo starto penkete. Bruksas. Visiška laisvė. Ir taiklus jo metimas Vaidas Kariniauskas, nedaug minučių žaidžiantis šį sezoną, be abejonės gaus dabar jų daugiau, kai Andriusas ir Matas Jagėla negali žaisti. Atlieka rezultatyvų perdavimą, labai dažnai po jo rezultatyvų perdavimų baigėsi Wolfswings bet atakos, tada kai jisai žaidžia. Prameta Jarumbauskas iš toli. Beje, Bruksų tai buvo vos antrasis pataikytas tritaškis šį sezoną, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje žingsniai. Taip, tam pačiam Bruksui. Keitimą siūlo Mantas Šernius, vietoje Kirves Sovenskus. Aptirpęs Jonavos pranašumas. Čildrasas. Pražanga dar prieš metimą. Tik pirmoji komandinė Wolfswings bet nuobauda šiame ketvirtyje. Pirmoji komandinė išvis pražanga šiame antrame kėlinyje. Smagu, greitai vyksta ir tikrai ir pirmasis kėlinys tiesiog skriete praskriejo. Blizniukas. Atrodo, nelabai susitarė, ką daryti su Eriku Venskum. Dabar galiausiai jis gauna kamuolį. Na, Jarumbauskas dabar
buvo Jarumbauskiškas metimas, buvo Gervino stiliumi, dabar Carmelo Anthony stiliumi įmeta Simas Jarumbauskas iš vidutinio nuotolio, labai ramiai užtikrintai ir toliau veda Jonavos į betį priekį Jarumbauskas, o čia Žemaičio taiklus metimas, sakiau, kad jau turi pradėti pataikyti į žaidėjas. Užtikrintas dabar buvo Kristupas Žemaitis, 4 taškai, toks skirtumas. Lizniukas. Galingas jo prasiveržimas baigėsi netaikliu metimu ir dabar jau Kariniauskas pradeda ataką, ten įmeta kamuolį iškart Turmanui, kuris tik pajutęs, kad prie jo yra Dominikas Briutonas, tiesiog spirgėjo, kad gautų kamuolį, pavyksta išprovokuoti pražangą. Gersoną Bruksą keis. Marekas Blaževičius labai daug energijos atidavė ir gauna pelnytas pagiras iš trenerių Vulsins, bet aukštaūgis nesugriuvęs po tos pirmos klaidos, kai prarado kamuolį. Kariniauskas, buvo tokia drama, toje pauzės metu buvo kalbos, kad gali Šiaulius persikelti nuomos pagrindais, bet visos tos kalbos subliuško. Kariniauskas toliau vilki vilkų marškinėlius. Tikrai subliuško su tikriausia išaušus tom žiniom, kad Jogėla kurį laiką negalės žaisti, kaip ir sakiau, su Andriusu, dabar dar įsivaizduokim šią komandą be Kariniausko, tai tiesiog turėtų Anthony Kavonas su Žemaičiu žaisti po 35 minutės per rungtynes. Čildresas. Bėgo Tarmaną, krisdamas atakuoja krepšį. Ir tokia iš tiesų frustracijos kupina Turmano pražanga. Įveikė jį labai nesunkiai Brandonas Čildresas. Mes 2 baudas. Ir šis žmogus dabar mesantis 2 baudas kažkada sezono eigoje atsidurs kaip daugiausiai baudų išmetantis krepšininkas, jeigu toliau tą darys tokiu pačiu ritmu. Dabar jis išmeta po 7,2 baudų per rungtynes, tačiau dėl to, kad dar nesužaidęs pakankamai rungtynių, nepasirodo tame sąraše, kurio pirmoje vietoje beje yra Anthony Kavonas, išmetantis po 7,1 baudos. Tad Brandonui Čildresui atėjus į Jonavos į bet ir jų išprovokuojamų baudų skaičius ženkliai pakilo. Vienas iš 2 metimų taiklus. Kavonas perdavimas po krepšiu, pašokdintas Blizniukas. Ir tokiu būdu tą susikaupusią frustraciją galiausiai pabaigė išlieti Tražonas Turmanas, pelnydamas 2 taškus su pražanga. 2 taškai ir pražanga. DJ Briutoną keičia Vitalijus Zotovas. Gan aktyviai rotuoja savo gynėjus Mantas Černius. Atrodo, dar neseniai Zotovas sėdosi ant atsarginių žaidėjų suolo. Susikaupęs Tarmanas pataiko baudos metimą. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtį per 2 rungtynes net 20 baudų metė Tarmanas. 93% nuo baudų metimo linijos atakuoja, tik 2 krepšininkai metė daugiau nei 10 baudų šį sezoną, tą daro taikliau, bet Safe LKL. Numeris 1 Dešuras Bui, numeris 2 Saulius Kulvietis. Tikrai taip. Zotovas. Pamuštas kamuolys tiesiai Blizniukui į rankas, 3 taškai. Taikliausias snaiperis aikštėje, bent jau pagal procentus, galbūt nėra labai greitas Blizniuko metimas, bet čia jau turėjo erdvės laiko daugiau negu galima pasvajoti, net per treniruotes kartais tiek neduoda. 6 tritaškius iš 10 jau pataikė Jonava. Černius keičia Blizniuką. Akcentuojam mes tos tritaškius, bet pakalbėkime apie jų išmestų metimų kokybę. Buvo Briutono vienas tikrai sudėtingas metimas, Brandonas Čildresas galbūt irgi vieną pataikė tokį, sakykime, apgintą tritaškį, gintą tritaškį, bet leidžia Vulfins bet varžovams mesti iš toli ir tą daro visą sezoną.
jų varžovai meta daugiausiai tritaškių, meta juos taikliausiai, bet užtat prašiausiai atakuoja iš 2 taškų zonos. Antony Kavanas įpusėjus antrajam kėliniui atsidaro rungtynėse. Pirmieji legionieriaus taškai. Atsiprašau, prieš paskutiniai pagal šios rodiklius yra Wolfsbet, kurios ką tik pasakėjau. Ildrasas, kamuolys krepšyje ir dar pražanga fiksuojama dvikovoje po krepšiu. Šiandien jau geresnės nei vidutiniško jam rungtynės. Abu krepšininkai gerokai pagerino savo pataikomų taškų vidurkį. Pelnomų tiksliau taškų vidurkį. Childressas, kuris dar jo nepasivijo. Tačiau ketina tą padaryti. Dabar atlieka perdavimą Venskui ir vėl iš labai geros padėties. Venskus atakuoja taikliai. 8 taškų pranašumas. Marcinkevičius vėl aikštėje. Kavanas. Štai pakilęs Miniotas. Kulboka. Pristabdytas Marcinkevičius, 5 sekundės atakai, pražanga. Trečioji komandinė Jonovai. Ir pirmoji asmeninė Lukui Kreišmontui. Na, čia ne tas atvejis, kai prasižengia būtinai dėl to, kad reikėjo stabdyti ataką, bet puikia gynyba. Jonavos bet gretose garsėjantis Kreišmontas tiesiog norėjo labai perimti tą kamuolį, o Kulboka labai nori 3 taškų ir jų nepasiema. Nors situacija buvo ideali, Kreišmontas dabar skuodžia. Ir kokį pagazdinimą atliko Kreišmontas. Net nežinau, ar ten buvo pagazdinimas ar persigalvojimas, kad jisai norėjo pradžiai perduoti kamuolį, paskui iš pirmo žvilgsnio taip atrodo, kad tikrai ieškos komandos draugų. Tiesa, po jo rezultatas nesikeičia. Aukšta užtvara Kavanui. Kulboka vėl turėjo šiek tiek erdvės, bet nusprendė dabar neatakuoti. Ir šiaip reikia pabrėžti, kad šios dienos rungtynėse kur kas mažiau erdvės ir laisvės turi Kavanas negu praėjusiame šių 2 komandų susitikime BCF LKL lygoje, kuomet Kavanas kiekvieną ataką spostavo po krepšiu, o dabar keliaujam į dar vieną vandens pertraukėlę. Kavanas turi -1 naudingumo balą, vos 2 taškai jo sąskaitoje. Jarumbauskas pradeda Sibet ataką. Išsikeičia prieš jį Miniotas, bet neatakuoja aukšto ūgio. Dabar tą daro ukrainietis ir pelno taškų Zotovas. Grąžina vėl dviženklę persvarą Jonovai. Marcinkevičius suranda Taylorą, dabar jau Tayloras turbūt žais prieš Venskų. tą ir daro. Ir vėl kamuolys, tas minkštas paleistas metimas. Jisai nebūtinai skrieja iškart į krepšį, bet pašokinėjęs ant jo galiausiai įkrenta. Ketvirtasis Tayloro taškas. Pirmosiose sezono rungtynėse 21 surinko. Ir beje, pirmosios rungtynės beje ir vyko prieš Jonavos įvetę. Erikas Venskus iki galo nuo lentos. 2 aukšta ūgio taškai. Reabilituojasi po pralaimėtos mikrodvikovos kitoje aikštės pusėje. Kiek daugiau nei 2 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Marcinkevičius visiškai laisvas. Prisipažinsiu, norėjau, kad pataikytų krepšininkas, kuris gavo tikrai tiesiog auksinį šansą, kai tu beveik nežaidi ir pradedi rungtynes starto penketą, galbūt dėl to, kad būtum tas labiau susitvarkytas su jauduliu, ne kai tu vienas įžengi į aikštelę ir tave visi mato. Nežinau, kodėl toks sprendimas buvo priimtas, būtinai sužinosim arba po rungtynių, arba kažkada jų metu. Neįtin sėkmingai kol kas klostosi šios rungtynės Vilniaus komandos krepšininkams. Gynybinis neatitikimas, Bruksas čia Childressą turi ir pražanga fiksuojama. Būtent Childressas neteisus. Nors,
pražangos metu kliuvo ir jam pačiam, nes suprantama, nes kaip tik buvo švilpukas atšoko, tarsi elektros nukratytas Brendonas Childressas. Dabar suprantama, kodėl kliuvo už užtvaros Zotovas, bet Kevonas tiesiog kol kas savęs neatranda šios dienos rungtynėse. Dar vienas netaiklus jo metimas. Vos 1 iš 5 pataikė Kevonas. Venskus turi pranašumą prieš ką tik minėtą legionierių. Spėjo susikeisti ginamaisiais čia, bet krepšininkai ir Jarumbauskas, na, vienas iš retų epizodų, kur galima sakyti, kad nesėkmingas Jarumbausko sumanimas. Childressas labai norėjo peržiūros, visgi Mantas Šernius panašu jos nenusiteikęs prašyti. Taigi žaidimą galima tęsti su kamuoliu vilniečiai. Bruksas. Išplėtę aikštę žaidžia Wolves Twins, bet Bruksas leidžiasi dabar po krepšiu, turi gynybinį neatitikimą, ar pavyks įmesti kamuolį, pavyksta tą padaryti. Ateina pagalba, bet Bruksas žino, iš kur jie atkeliaus. Tayloras meta iš toli, spėjo ten prie jo pribėgti Jarumbauskas ir tas metimas yra netaiklus. Tayloro tritaškai kol kas visi skrieja pro šalį, jau ketvirtas netaiklus jo metimas. O čia Tayloras padarė tai, ką moka daryti labai gerai, puikiai užgynė varžovą. Kevonas Žemaičiui, šis kampe, 3 taškai. 7 Žemaičio taškas. Jis antras rezultatyviausias šiandien savo komandoje. Kevonui taškais kol kas prisidėti nepavyksta, tačiau tokiais prasiveržimais sutraukiama jo gynyba, pelnami taškai yra labai svarbus. Childressas neįmeta, nėra pražangos, tačiau net kovojo kamuolio Wolves Twins, bet lieka 3 sekundės, kiek daugiau negu 3 sekundės svečių komandai. Ir... Na, Mykolai, kaip manai, kuris krepšininkas atliks metimą? Na, tikriausiai, kad Kreišmantas, netaiklus jo metimas. Ir taip baigėsi ta pirma rungtynių pusė. Matėme dėjimų, matėme griuvimų ant parketo, matėme taiklių tritaškių ir pradėjusių rungtynes Anthony Kevonas, Garrisonas Bruksas, Arnoldas Kulbokas, Jeffrey Tayloras ir Kristupas Žemaitis. Wolves Twins komandoje siekia pakeisti rungtynių eigą, kuri įsitvirtino kaip Jonavos Sibet palanki pirmoje rungtynių pusėje. DJ Brewtonas iki galo, bet gauna stogą nuo Jeffrey Tayloro. Na, atskriejo įspūdingai puolėjas, tikrai jau atrodė, kad ten tiesiog pasveikinsim su pelnytais taškais. Ką dabar galime padaryti Garrisoną Bruksą? Vos per kelias sekundės surezgė šią ataką Vilniaus Wolves Twins, bet užmestas kamuolys Brewtonui. Ir dabar bandymas žaisti efektyviai ir efektingai atsiperka 2 baudų metimais. Antroji Kevono pražanga. Na, noras stabdyti greitą jonaviškių puolimą ir noras greitai žaisti patiems. Be abejonės čia kaip ir kiekvienos komandos tikslas būna dažniausiai, bet ne visada sekasi tą įgyvendinti ir tikrai Jonavos Sibet labai staigiai priimdami sprendimus išmušė iš vėžių Wolves Twins gynybą. Sumetė baudas Brewtonas, pasižiūrėjo prieš dvikovą, paskutinį kartą baudos nepataikė sausio 5 dieną, bet CF LKL. Bet praktiškai 2 mėnesius neprameta. Bruksas. Atėjo į pagalbą Childressas. Ir šį kartą krenta ant parketo aukšto ūgis, bet jau su varžovo pražanga. Ieško tų gynybinių neatitikimų Wolves Twins, bet dažnai jų ir suranda, bet tikrai ne po kiekvieno to gynybinio neatitikimo pavyksta pelnyti taškus ar išprovokuoti pražangą. Tad čia yra maloni permaina Vilniaus krepšininkams. Žemaitis. Perdavimas Kevonui. Šis gauna stogą. Tiesiog apdalinti gerais epizodais yra geros gynybos mėgėjai, arba bent jau efektingos gynybos, nenoriu nieko įžeisti, kas
mėgsta tiesiog tvarkingą pozicinę gynybą. Kavonas dar kartą, šį kartą kamuolys atsiduria krepšyje. Vos antras toks atvejis šiose rungtynėse, ketvirtasis Kavono taškas. Briutonas. Ir vėl beveik atrodė, kad bus blokas, tačiau visiškai neatrodė, kad tas metimas galėtų pasiekti tikslą. Netaiklus Briutonas ir dabar prieš kur kas aukštesnį Bogdaną Blizniuką atakuoja Kavonas, bet gerai laikosi ukrainietis. Venskus ten uždaro visus kelius link krepšio ir pavyksta apsiginti Jonavos bet dabar jau greitas jų žaidimas, bet kaip gerai prie Venskų suspėjo Gerisonas Bruksas. Pozicinė Jonavos ataka. Blizniukas Venskui, ūgio pranašumas, perdavimas arčiau krepšio Jarumbauskui, nuo lentos yra. Šiandien jau 10 metimų Jarumbauskas atliko iš žaidimo, pataikė 7. Kaip malūnas nusisuko ten link krepšio Jarumbauskas. Vilkai pameta kamuolį greitajame puolime, Bogdanas Blizniukas atodusis tribūnose. Labiausiai atsidūsta Erikas Venskus, kuris nusprendė dar prieš įbėgant į baudos aikštelę komandos draugų jau iškelti rankas į viršų, bet metimas nepasiekė tikslo. Pražanga iki metimo. Sutinka su pražanga Simas Jarumbauskas. Antroji asmeninė, antroji komandinė. Blizniuką keičia Lukas. Tik krepšininkus, neįdomu, kas ten atsitiko Blizniukui. Būtent jam suteikiama dabar pagalba. Kamuolys verkia jų gribį. Labai nusivylęs Arnoldas Kulbokas šiuo epizodu. Tiesiog tikėjosi, kad Tayloras tikriausiai tikėjosi, kad liks vietoje. Šis bėgo link kamulio ir gavosi tokia klaida lygioje vietoje. Čildrasas. Venskus. Vėluoja prie jo prišokti Bruksas. Kreišmantas atsikovoja kamulį ir Jarumbauskas. Jonavos įbet 13 taškų, antraisiais šansais 10 atkovotų kamuolių puolime. Ir tikrai mes turim tą, tiesiog esam ten, kur visi komandos draugai pirmiausia pagavę kamuolį žiūri, kur yra Simas Jarumbauskas. Žemaitis. Į priekį rūksta Briutonas. Pasidairo, kam geriausia atiduoti kamuolį, padaro tai Childressui ir tikrai geriausias sprendimas, kokį galėjo priimti DJ Briutonas. Childressas daro tai, ką daro geriausiai lygoje, provokuoja baudos metimą, tačiau darydamas taip pat ir pataiko. Tad 2 taškai su pražanga ir Childressas galės dar padidinti Jonavos bet persvarą. Childressas 2 rungtynes prieš Vulksus spėjo sužaisti. Viena dvikova Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje, kita BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Abiejose mačuose po 14 taškų rinko Childressas. Dabar jo sąskaitoje 11 taškų, tiek lieka po netikslios baudos. Nežinau, koks yra terminas, kada jau galima sakyti, bet panašu, kad tikrai pataikė su legionieriumi Jonavos Sibet. Dabar jis ginasi prieš kur kas aukštesnį Trešoną Turmaną ir kaip pasalūniškai išmuša kamuolį. Dabar nori metimo metu pražangos. Man Šernius ramina savo auklėtinį. Aš nepripažįstu tokių dalykų. Labai gražus epizodas gynyboje buvo, nes atrodė jau, jog Turmanas tuoj suksis, turės gerą metimą ir Childressas ten spėjo išspręsti visą situaciją. Toliau Childresso atkarpa tęsiasi, dabar jau jis prieš Turmaną kitoje aikštės pusėje ir Turmanui pavyksta sustabdyti varžovą. Kreišmantas Jarumbauskui lenda po krepšiu, Vilpukas ir dar viena pražanga. Bet tikrai atrodo, kad pas Kreišmantą yra įstatytas kompasas, kuris suranda automatiškai Simą Jarumbauską. Tik gauna kamuolį iš karto. Puikus perdavimas būtent Simui Jarumbauskui. O čia
mes matom, kad visiškai jokio atsitiktinumo nebuvo. Pirmoje rungtynių pusėje Jarumbauskas toliau. Taip, ten buvo galbūt metimas iš vidutinio nuotolio, kur toks netikėtas, tas metimas iš pakrepšio labai gražus, plastiškas, bet tiesiog daug įkirtimų, laisvų koridorių suranda Simas Jarumbauskas ir tarsi, nežinau, Aaronas Gordonas Denverio Nuggets komandoje. Pirmąjį baudos metimą Jarumbauskas prametė, antrasis taip pat netikslus, nors sezono metu 75%, geriausias rodiklis per visą karjerą, bet Safe LKL. Visus sezono vidurkius paneiginėja šiandien Jarumbauskas, bent jau metimo klausimais. Kaunas gauna bloką, jau antrąjį šiose rungtynėse. Du įspūdingi epizodai iš Jonavos bet amerikiečių gynyboje, o įspūdingas ir Erikas Venskus, kuris taikliu tolimų metimų siunčia į vandens pertraukėlę, abi komandas vandens pertraukėlę, kurios reikalauja Na, nepavyko tas pirmasis planas antros rungtynių pusės Jonavos Sibet varžovams. Dabar žiūrėsime, ar kažką kito paruošė Alessandro Magro. Pirmajame kėlinyje buvo panaši situacija, nedaug laiko iki komercinės pertraukėlės, jos neišlaukė, Magro paprašė, bet tada reikalai ėmė taisytis. Ruksas, Karmanas. Venskaus pražanga, tik trečioji komandinė. Ilgai net ir negalvojo, ar čia prasižengti ar ne. Pats Venskus taisyklės pažeidė vos pirmąjį kartą, o po šios... Vėl krepšinio lygoje yra atlikęs Simas Jarumbauskas, tai bent 3 ir daugiausia kamuolių 15. Jis yra atkovojęs prieš ne ką kitą, o Wolves Twinsbet ekipą. O antra komanda, prieš kurią yra taip pat 15 kamuolių atkovojęs Simas Jarumbauskas, yra Jonavos Sibet. Tad yra tiesiog dar abu kartus žaisdamas Pasaulio pieno žvaigždžių gretose. Ta padarė Simas Jarumbauskas, tad gal ir reikėjo tikėtis tokio gero Jarumbausko pasirodymą šiandien. Iki karjeros rungtynių 23 taškų dar trūksta 6. Dabar Jarumbauskas už galvos griebėsi. Tik dabar kyla nuo parketo. Pavyksta 4 apsiginti Jonavos bet krepšininkams ir neseniai už galvos griebėsis Jarumbauskas, jau buvo iškėlęs rankas ir prašė perdavimo, bet nutraukė pražangą ataką. Wolves bet. Žiūrim, ką turim. Spėjimas. Piktas Mantas Šernius. Janas Čilgasas prie baudų metimų linijos. Dar šnekėjai apie Jarumbausko rekordus, tai daugiausia naudingumo balų būtent prieš Jonavos bet yra surinkęs 30, dabar turi 21. Na, tikėkime, kad tas kritimas ant parketo nieko nepakeitė ir galbūt turėsime ir karjeros rekordą šiandien naudingumo balų. Žinoma, kalbu apie BCF LKL lygą. Na tai visa tai jau artimiausioje ateityje. Fiksuojama pražanga. Venskui antroji, keliauja ant suolo, jį keičia Miguelis Kirvesas. Vitalijus Zotovas vietoje DJ Briutono. Puikiai Venskaus atkarpa, tas tritaškis labai svarbus buvo iš kairio aikštės kampo. Tarsi ir trūksta Jonavos Sibet dar vieno aukšto ūgio, bet dabar to aukšto ūgio trūkumas duoda tokio mobilumo šiai komandai, kuris leidžia išprovokuoti daug varžovų klaidų. Jarumbauskas! Prasiveržimas, taškai krepšyje ir Simas Jarumbauskas sako, kad jokių Kevono tritaškų, nieko mes čia nebus, jokių sugrįžimų. Wolves Twinsbet. Mantas Šernius dar lyg ir prašė peržiūros. Nesusitarė, ar bus įskaityti taškai ar ne. Jarumbauskui pražanga užfiksuota. Bent jau tokią informaciją, ką tik matėm. Jo, būtent taip ir įvyko.
55-39. Kavonas. Tarmanas. Apsidairė vieną į kitą pusę. Tarmanas. Nėra taškų. Dėl kamulio dar kovojo Tayloras. Na, tos emocinės supynės nenustoja siubuoti. Labai karšta Jonavos arenoje. Kavono pražanga. Labai svarbu Jonavos, bet kad jiems pavyko apsiginti po to, kai atrodė, jog bus 2 taškai su pražanga, tada pasirodo buvo pražanga puolime ir dar praleistum taškus, na, toks emocinis smūgis kartais leidžia komandai nusiridenti ten, kur jinai nenorėtų visai ridentis. Dabar Jarumbauskas ant atsarginių žaidėjų suolo atsisėdo ir laiko rankšluostį prie veido. Tačiau panašu, kad viskas gerai naudingiausiam šių rungtynių krepšininkui. Tuo metu Čildrasas renka taškus nuo savo mėgstamiausios vietos aikštelėje, baudų metimo linijos. 14, dabar 15 Čildraso taškų, 16,5 jo vidurkis, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. Vos 4 taškus Vilkai sukrapštė per 7 trečiojo kėlinio minutės. Tiek pat, kiek Kevonas visose rungtynėse ir kol kas nematome to naudingiausio, bet Safe LKL krepšininko. Marcinkevičius sprūsta, kamuolys iš rankų ir toks visas trečias kėlinys šitame epizode atrodo sutelpa. Nesugeba rasti kelių link Jonavos, bet krepšio Wolfswins, bet Čildrasas. Opa, juda Jonava. Ir Jonava taip juda. Skamba tribūnos. Jonava juda galbūt ir į 4. vietą su tokiu žaidimu, su tokiu Brendono Čildraso žaidimu. Kodėlgi negalėtų Jonavos, bet atkrintamosiose turėtų namų aikštės pranašumo. Utenos Uniklub, bet Juventus ir tie patys Vilniaus Wolfswins, bet tik tai poros kelių pergalių skirtumų. Savalaikis perdavimas Justinui Marcinkevičiui. Šis ramina publiką. Po ilgos pauzės Vilkai renka taškus. Po labai tikrai sunkios atkarpos pagaliau gali kažkiek atsikvėpti. Kevonas dabar prieš Kirvesą iš karto dvigubinama gynyba. Nepavyksta susikurti kažkokio pranašumo iš šios situacijos Sibet krepšininkams. Pavyksta apsiginti Wolfswins, bet ir netgi pavyksta apsiginti nesukūrus kažkokios puikios progos. Kariniauskas neleidžia Turmanui priimti kamulio. Čildrasas. Puiki Brendono Čildraso atkarpa ir kaip po įmesto tritaškio jaučiasi Brendonas Čildrasas. Tikrai daug pastangų įdėjo, kad būtent Turmanas negalėtų pasinaudoti tuo gynybiniu neatitikimu. Vieną kartą neleido priimti kamulio, tada kamuolys atsirado jau kito komandos, Turmano komandos draugo rankose, kuris vėlgi toliau jo ieškojo. Nes, na, kaip žinoma, labai prašė to perdavimo amerikietis, nors niekaip jam nepavyko užsimti geros pozicijos. Ir Mantas Šernius į aikštę leidžia Modestą Babraitį, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos čempioną. Na, galbūt tikrai tai yra ta atkarpa, kur ta arenos magija, ta 3 savaičių galų gale krepšinio sausrą nutraukti galima leisti ir mažiau minučių aikštelėje praleidžiantiems krepšininkams. Kreišmontas Venskui. Kairė ranka. Nepavyksta pasižymėti ten Venskui. Dabar Turmanas reidu į baudos aikštelę galiausiai užbaigia perdavimu. Paskutinioji trečio kėlinio minutė. Regimantas Miniotas. 2 jo taškai. Ir tokia paprasta, rami Wolfswins bet ataka. Nelabai daug tokių buvo trečiame kėlinyje. Na taip, tik 8 sukrapštyti taškai. Atrodo, norėjo Kirvesas, kad kirstų ten Zotovas, tačiau baigėsi viskas dar geriau. Venskus iš arčiau krepšio nepataikė, grįžo į savo mylimą vietą, kairį aikštės kampą ir smeigia dar vieną tolimą metimą. Ir Wolfswins bet po 3 kėlinių bus įmetę panašu, kad tiek taškų, kiek turi dažnai lūkesti būti pelnę po 2 kėlinių. Tikrai surakinti
be Andrew Anderso, Mato Jogėlos žaidžiantis Vilniaus komandos krepšininkai. Pikti Vilniečiai. Šį sezoną mažiausiai 11 taškų per kėlinį buvo surinkę Wolves Twinsbet. Lapkričio mėnesį dvikovoje prieš Rytą tiek tesurinko kita sostinės komanda. Tarmanas. Marcinkevičius dar kažkiek energijos bando įnešti, atkovoti, bet Vilniai, aišku, nesinori čia prognozuoti, bet ar gali būti, kad Wolves žaidėjų mintis po truputį kažkada pradės linktis jau į kitą savaitę, nes žinom tas... Kalbėjo apie kovo 4-ąją? Be abejonės, apie žaidimą prieš Klužnapoką čia. Sportinė pražanga, stabdant greitą Jonavos į bet ataką buvo užfiksuota. Ne, tiesiog pasitarė tarpusavyje Vilniečių krepšininkai, ką daryti per tas likusias 7 sekundės. Teisybė, nes sakiau, pats sunkiai galvojau, kada ten ta nesportinė galėjo būti, bet vos atsikovojo kamuolį Wolves Twinsbet. Ilgas perdavimas ir kamuolys lekia už aikštės ribų. Pasitarti dabar galės Vilniečiai. 13 kartų suklydo Vilniaus Wolves Twinsbet. Naudingiausias BetSafe LKL krepšininkas Anthony Kavanas turi -5 naudingumo balus. Negaliu patikėti, iš tiesų neturėtų būti skaitytas šitas metimas, net neperžiūrės, ko gero, arbitrai, nes pakankamai aiškiai abu parodė, kad 62-43 Jonavos balų lygiai tiek fiksuoja ir Simas Jarumbauskas. 62-43 Jonava priekyje prieš Vilniaus Vilkus. Dokobit pristato šį susitikimą. Na, kad Brendonas Čildrasas per trečią kėlinį pelnys tiek pat taškų, kiek Wolves Twinsbet ekipa, na, negaliu patikėti, kad koks neįkvepiantis ketvirtis buvo iš šios ekipos, kurios tikslai šį sezoną, na, tikrai dideli. Ir praėjusi kėlinį pražangos laukiant pakankamai ilgai. Pirmosios 7 minutę buvo, tiksliau praėjus 3 minutėms buvo pirmas rungtynių stabdymas, dabar jau po 30 sekundžių. Wolves Twinsbet ataka yra stabdoma pražanga. Sireniauskas ten kerta Tarmanas, bet perdavimo negauna, pasiema paprasčiau ir iš vidutinio nuotolio gan sudėtingą metimą išmeta, bet Miniotas atsikovojęs kamuolį duoda Kulbokai išmesti tai, ką jis gali geriausiai daryti ir mesti laisvą tritaškį. Pataiko Arnoldas Kulboka ir pelno pirmosius šio ketvirčio taškus. Laisvas Briutonas. Ir kamuolys pasisukęs ne pagal Jeffrey Tayloro stilių iškrenta iš krepšio. Kulboka, 2 taškai greitajame puolime. Nepataikai tu, įmeta tau, galima turbūt ir taip dabar sakyti. 62-48. Mantas Šernius nieko nelaukia ir jau dabar kviečia savo žaidėjus pasitarti. Kaip tik čia ir vyko, buvo tikrai liūdnai pasibaigė sezonas Wolves Twinsbet. Ambicijų kalbų daug, bet gavosi šnipštas tą sezoną. Na, kad šiose rungtynėse nesigautų šnipštas, viską daro Mantas Šernius, turint tokią persvarą, matant, kad varžovai turi emocinę gerą bangą, pelnė 5 taškus paeiliui, iškart paprašyta pertraukėlė, po kurios Venskus pelno 2 taškus. Miniotas. Kariniauskas prieš Zotovą. Žaidimas nugarai į krepšį. Pastebėtas Kristupas Žemaitis, prie jo vėlavo Kirvesas ir už tai tenka susimokėti. Zotovas, norėjau sakyti, greitai atakuoja, veržiasi link krepšio, tačiau tiesiog tokiu mini sportu pabando suklaidinti varžovų gynybą. Dabar jau tiesiog paprastas pozicinis žaidimas. Venskus, pagavęs kamuolį savo mylimoje vietoje, mina šoninę liniją. Vos 6 Jonavos įbet klaida.
Bet jeigu reikėtų Vilhelmai prisikabinti prie kažkokio Jonavos krepšinio žaidimo elemento, aš tikrai dabar net nesugalvočiau prie ko. Tiesiog viena iš tų situacijų, kai atrodo, kad komanda viską daro labai labai gerai. Na, juolab ir skaičiai švieslentėje tai atspindi. Miniotas, Kulbokai. Pažeistos taisyklės. Trečioji asmeninė Childressui. Ten tarsi gavo šiek tiek ir iš Kulbokos rankos į smakrą Brendonas Childressas, bet tai jau buvo po švilpuko. Armanas. Kas pasims kamuolį? Miniotas. Bet jo prie savęs neišlaikė. Nemažai pakankamai tokių pabandymų atsikovoti kamuolį, kur subėga tada jau vėl po krepšiu Wolfsins, bet krepšininkai baigėsi nesėkmingais ir tai kartais leidžia Jonavos bet greitai užpulti. Dabar tas puolimas struktūruojasi šiek tiek kitaip. Childressas prasižengęs pats dabar išprovokuoja pražangą. Regimanto Minioto nuobauda. Vasario mėnesį 5 rungtynes sužaidė skaičiuojant BCF LKL, KMT, taip pat Europos taurė, 3 iš jų net taškų nesurinko Miniotas, tad tas rinktinių langas jam tikrai buvo toks, sakyčiau, įkvėpimas su Lenkais Estais, vidutiniškai po 11 rinko Miniotas dabar, kuris bėga į priekį, tiesa kamuolio negauna. Žemaitis. Situacija kontroliuojama. Kariniauskas. Tarmanas. Reikia naudotis pranašumu. Ir dabar Tarmanas jokių žaidimų nežaidžia. Iš jokių ten mušinėjimo kamuolio, gal geresnę poziciją. Iš karto atakuoja Childressą, neleidžia jam bandyti išmušti kamuolio. Išprovokuoja dar vieną pražangą, pelno taškus ir puiku matyti, kaip rungtynių metu krepšininkai reaguoja į situacijas, mokosi iš jų. Ir yra galimybė sumažinti šeimininkų persvarą iki 10 taškų. Trečiajame kėlinyje Vulfsai surinko 8 taškus, ketvirtajame per kiek daugiau nei 3 minutės tų taškų jie yra pelnę jau kiek, suskaičiuokime, 10-11. Na ir vis vien 10 atsilieka, tikrai košmariškas trečias kėlinys. 11-2 tokia atkarpa. Kreišmontas iš viršaus, Lukas Kreišmontas. Bet Kirvesas kaip nuostabiai surado įkertantį Luką Kreišmontą, kuris dėjimu į krepšį vainikavo Kirveso perdavimą. Ilgai laukia, kam atiduoti tą kamuolį. Jau norėjau žiotis, kad gerai ginasi Wolfsins, bet ir tada atsivėrė tas koridorius. Kirvesas jį pamatė anksčiau negu Wolfsins, bet krepšininkai. Žemaitis. Kulboka. Šonas Tarmanas. 5 sekundės atakai. Tarmanas. Nori žaisti vienas prieš Kirvesą. Dar vienas sėkmingas Kirveso epizodas. Išsaugo kamuolį Jonavos, bet Jarumbauskas aikštėje su kamuoliu. Childressas. Na kaip... Žinai... Yra nemažai krepšininkų, kurie jau pabaigę karjerą, kalba apie momentus, kai supratau, kad jau amžius daro savo. Ir, na, žiūrint, kaip Vaida Kariniauska apibėgo čia Brendonas Childressas, jokių būdų nenoriu sakyti, ten lygint, kad jau reikia apie karjeros pabaigą galvoti, tikrai ne, bet tas greičių skirtumas tiesiog stulbinantis, kur, na, nieko atrodo negalėjo padaryti čia Kariniauskas prieš skuodžiantį Childressą. Žinoma, niekada jo greitis ir jis ir už Austiną Reevesą yra lėtesnis. Visada buvo visą karjerą, bet tai netrukdė jam pasaulio čempionate iškišti liežuvio varžovui. Iškišti liežuvio ir padaryti šlapios vietos. Los Angeles Lakers gynėjo, bet tikrai tas epizodas ir dabar keičiamas yra Kariniauskas. Kavanas ir Bruksas aikštėje. Kariniauskas ir Miniotas ant atsarginių suolo. 68-54. Dar po porą vandens pertraukėlių turi abu treneriai. Kavanas.
3 taškai. Ir, na, jeigu gali dar kažkas išgelbėti Wolfsvinsbet šiose rungtynėse, tai vis dėlto yra Anthony Kevonas, jo tritaškis metimas aptirpdo šiek tiek persvarą, bet reikia ir sėkmingų epizodų gynyboje, o jų tiesiog nėra. Dominikas Briutonas dabar praskrodžia baudos aikštelę, pasiima taškus ir keliauja gintis. Žemaitis taip pat pataiko. Tolimų metimų lenktynės Jonavos arenoje, ketvirtasis kėlinys jau įpusėjo. Pažiūrėsim, ar dabar pavyks uždaryti baudos aikštelę Wolfsvinsbet, nes toli gražu net tritaškiais metimais dabar taškus renka Jonavos komanda, perima kamuolį ir atskuodžia. Anthony Kevonas pelno taškus, puikus suokalbis tarp komandos draugų. Iki šio įstojimo pasirodymo aikštėje 4 taškus turėjo Kevonas, per trumpą atkarpą surinko dar 5. Na tikrai ir be jo geriau žaidė Wolfsvinsbet, bet Magro suprato, kad nesvarbu, kas buvo lyg šiol, jokių šansų nėra be Kevono padaryti stebuklo, o dabar jau tik 8 taškai skiria komandas ir Turmanas kyla link krepšio, gauna bloką, bet prieš tai yra išprovokuojama pražanga. Su tiek galios įlindo po krepšiu, pasižiūrėkime. Atkarpoje ir, na, panašu, kad vis dėlto ramiai tiesiog pasibaigti BCF LKL lygoje Jonavoje rungtynės tarp Sibet ir Wolfsvinsbet negali. Tarmanas turi geriausią plius-minus rodiklį dabar +9, kai, pavyzdžiui, Jeffrey Tayloras -15. Ir žaidė Tarmanas 22 minutės, nėra čia kažkoks iš labai trumpo laiko išekstrapoliuota statistika. Maksimalus įsikaupimas, bet baudas pataiko Tarmanas, jį keičia Jeffrey Tayloras. Na, įdomu, labai įdomu, ypač išgirdus tavo statistinį grinuolį, na, išleidžiamas Tayloras. Aišku, ta plius-minus statistika, na, jie remtis labiau kaip papildymų reikėtų naudotis. Bruksas prieš Jarumbauską, tu naudingiausi šių rungtynių krepšininkai susirėmė vienas su kitu pagal taisyklės. Kamuolys palieka aikštelę ir iš tiesų Žemaitis atėjęs ten kištelėjo ranką. 7 numeris yra Jarumbauskas, 7 sekundės lieka šiai atakai. Briutonas žingsnelis atgal, 3 taškai dydžiai Briutonas. Na ir vėl puikiai žaidžia ir Kirvesas iš karto. Pagavo kamuolį, iš karto atidavė Briutonui, sukūrė erdvės jam mesti. Bruksas čia nėra pražangos puolime, dar laukiu, kokį gestą parodys arbitras. Gersonas Bruksas toliau dominuoja. Pražanga besigynusiam Kirvesui. Velniškų greičių įsiveržė į baudos aikštelę Gersonas Bruksas. Sa baudos metimo Bruksui pataikyti nepavyksta. Na, labai brangiai gali kainuoti šitas metimas. Daugiausiai baudų beje metanti lygos komanda šiandien vos 9 baudas tai išmetė, kalbu apie Wolfsvinsbet. Kreišmontas. Kevonas puikiai gynyboje sužaidžia, nors neturi puolime būtent to. Nemetė dar ne vienos baudos. Kevonas meta dabar iš toli. Dėl to ir Wolfsvinsbet tiek mažai baudų yra išmetę. Na, visas žaidimas nuo šio krepšininko priklauso. Jeffrey Tayloras atkovojo kamuolį, bet vėliau jam pasižymėti nepavyksta. 3 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Bruksas puikiai išlieka gynyboje prieš Childressą. Šio metimas vis vien labai arti tikslo, tačiau netaiklus. Žemaitis iš toli kliūva ten už užtvaros Childressas ir nepataiko Žemaitis. Na, 3 puikios progos pelnyti taškus ir visos jos neišnaudotas Wolfsvinsbet ekipoje. Briutonas neria link krepšio.
Ir išsaugot kamuolį bandė ten Jarumbauskas, nepavyksta to padaryti. Žemaitis, Bruksas, perdavimas Kavanui, jis iš kampo, nėra. Nėra pražangos ir prieš Bruksą, kuris tykojo dar vieno kamuolio puolime. Ten lygiai rodė, kad jį nusitempė varžovai, bet tenka stabdyti jau patiems Wolfsvinsbet pražangą Jonavos bet krepšininkus. Ir panašu, kad atlaikė. Buvo tik trečioji komandinė pražanga Jonavos bet jau yra. Prasižengusi 5 kartus. Briutonas. Matom su daugiau kontakto net ir gynėsi tame epizode Wolfsvinsbet komanda. Netikslus Šildrasas. Techninė pražanga. Martynas Karaliūnas būtent tokį gestą rodo. Kirvesui techninė pražanga už vaidybą. Ketvirtoji asmeninė pražanga Estui. Tiek šansų sugrįžti į rungtynes neišnaudojo Wolfsvinsbet ir dabar tiesiog ant padėklo yra atnešamas. Prašom, galbūt šitai jums suveiktų. Ir Arnoldas Kulboka stoja mesti baudos. Baudos metimą pataiko lietuvis. Beje, nuo tada, kai Trešonas Turmanas atsisėdo ant suolo ir sustojo iš tiesų Wolfsvinsbet, paralelės tokios. 6 taškai skiria komandas. Kavanas. Atakuoja Kirvesą. Įveikia Esto gynybą, išprovokuoja pražangą, padėjo dar teisėjui, parodė, kuris prasižengė, rodydamas į Čildrasą. Čia Čildraso ketvirtoji pražanga, turbūt dėl to ir parodė. Jeigu Wolfsvinsbet planuoja išplėšti pratęsimą, turėti Čildrasą su 4 pražangomis arba neturėti jo tenai iš vis būtų labai labai geras rezultatas. Tiek Čildrasas, tiek Kirvesas turi po 4 asmenines. Kavanas pataiko pirmąjį baudos metimą. Jau dabar komanda skiria 2 atakos, 2 sėkmingos atakos, 2 sėkmingos gynybos. Ir toli gražu dar čia negali planuoti Jonavos, bet kaip švęs pergalę šiandien. Jarumbauskas vos nepameta kamulio, pavyksta persivaryti. Nepavyksta. Žingsniai Brandonui Čildrasui. Labai nustebęs amerikietis. Į aikštę grąžinamas Trešonas Turmanas. Vietoje Arnoldo Kulbokos labai įdomus sprendimas. Bruksas, Kavanas, Turmanas, Tayloras ir Žemaitis. Vienintelis lietuvis Wolfsvinsbet penkete. Briutonas, Čildrasas, Kirvesas, Jarumbauskas ir Kreišmontas. Kavanas. Žingsnelis atgal, metimas iš toli yra. Anthony Kavanas turėjo vos 4 taškus po 2 kėlinių. Ir mažina Wolfsvinsbet deficitą iki minimumo. Anthony Kavanas prabilęs 4-ajame kėlinyje pakėlė ant sparnų visą Wolfsvinsbet komandą. Dabar šioks toks atokvėpis Jonavos bet nes atrodė, tiesiog po tos 10 taškų 4. Šiandien 13 taškų Briutonas yra surinkęs. Šiaip netaip pataiko pirmąjį metimą. Stabtelėjo širdys Jonavos bet arenoje susirinkusių sirgalių išgirdus tą lanko klenktelėjimą, bet paskui labai malonus kamulio skrodžiančio tinklelį garsas paglostė jų ausis. Iš 2, 75-72. Prasideda lemiamos sekundės. Turmanas čia po krepšiu lenda ir išsaugo. Atrodė, kad tikrai turėtų išsaugot kamuolį, bet vis dėlto arbitras buvo arčiau, matė geriau. Peržiūros labai norėtų Alessandro Magro. Man pasirodė, jog Turmanas į koją. Minutė iki 4 kėlinio pabaigos. Štai toks BetSafe LKL
sugrįžimas. Karšta buvo Vilniuje, kur Rytas žaidė su Nevėžio OptiBet. Karšta ir čia Jonavoje, kur SyBet rungėsi prieš WolfSpins.bet. Nuostabus krepšinis. Briutonas prieš jį Tayloras. Childressui patikimas kamuolys. Šis nieko nelaukęs išprovokuoja Garrisono Brookso pražangą. Ir jeigu praeitas iki būtent pražangos prieš tritaškius metančius žaidėjus tapo viena iš Jonavos SyBet košmaro priežasčių, žaidžiant prieš WolfSpins.bet, dabar tai gali būti paskutiniu veiksmų šiose rungtynėse, kuris jas gali ir padaryti nebepavėjamomis Vilniaus WolfSpins.bet ekipai. Iš 10 baudų jau 8 sumetė Childressas, 80% tikrintai tuos metimus meta amerikietis. Tiesiog fantastiškas baudų tiek provokuotojas, tiek realizuotojas yra Brandonas Childressas. Ten prametė tos tą vieną metimą rungtynių pradžioje, bet dabar prameta dar vieną, bet Simas Jarumbauskas atsikovojęs kamuolį gauna bloką nuo Arnoldo Kulbokos. Kulboka. 2 taškai, kamuolys krepšyje. 2 fantastiški Kulbokos epizodai. Užspaudžiamas Briutonas. Išsaugo kamuolį Briutonas. Childressas. Nereikia skubėti Jonavos SyBet, bet Childressas nepaiso jokių saugumo elementų ir palieka jau labai nedaug laiko WolfSpins.bet ekipai. Kevonas išprovokuoja pražangą. 3 baudų metimai. Oi, mes čia dar 11 sekundžių turiu jausmą, jog dar ilgai tiksės šiandien. Netiek daug jau to laiko liko. Antony Kevonas. 15 taškas. Svarbu pataikyti pirmuosius 2, o paskui net galima jau žiūrėti pagal tikimybių teorijos, kur daugiau šansų. Įmetus ar prametus trečiąjį metimą. Pagrindinis darbas padarytas. 3 taškai. Kiek skiria dabar komandas? 79-76. Jokių papildomų indikacijų nuo WolfSpins.bet suolo. Kevonas. Taiklus visi 3 metimai ir dabar reikės greitos pražangos. Net nebando jokių spaudimo nieko daryti, iškart prasižengia prieš Brandoną Childressą ir dabar tiesiog nervų patikrinimas vyksta. Žaibiška pražanga. Vos per kelias 10 sekundės dalis. Gali būti, kad Jonavos SyBet tiesiog taip ir susitarė. Duodam kamuolį Childressui ir nebandom ten jokių sekundžių deginimų, kad nebūtų jokių klaidų, bet dreba rankos Brandonui Childressui gyvybiškai svarbių momentų. Brandonas Childressas. Antrasis baudos metimas jau gerokai tikslesnis. Na ir kamgi dabar kamuolys atiteks po šios vandens pertraukėlės. Labai įdomu, manau, kad Kevinui, bet tai apie tai. Kristupas Žemaitis ieško laisvesnių komandos draugų. Kevonas. Metras nuo 3 taškų linijos. Metimas per trumpas. Childressas. Pražanga. Ir netaiklus Antony Kevonas išmetė iš beveik identiškos vietos, iš kurios išplėšė pergalę čia Jonavos arenoje. Jeffrey Tayloras metimus dar būtų galima apie kažką svajoti, bet Brandonas Childressas nepataiko pirmojo ir dabar kapų tyla, ko gero, įsiviešpataus. Ne, būgnai toliau muša, skatina grįžti rungtynių lyderį į ritmą. Brandonas Childressas. Taip netai pataiko antrąją baudą. 81-77, 6 sekundės ir 40. Prieš nieką neprasižengt svarbiausia. Visi žiūrovai pakilė iš savųjų vietų. Tayloras. Pamestas kamuolys. Štai tokia paskutinioji šių rungtynių ataka, kuriai ruošiasi Vilniaus WolfSpins.bet. Ir Brandonas Childressas nepatenkintas savimi. Prieš tai buvo
sukišę savo galvą į marškinėlius. Dabar krato